Sveiki. Tai pastebėjau, kad daugelis iš jūsų pradėjo tiesiog rašyti man ir aiškinti, kad nelabai išeina padaryti gyventojų amžiaus ir lyties piramidės. Tai aš jums pabandysiu padėti. Nuo ko reikėtų visų pirma pradėti šitą darbą? Tai jūs turite duomenis, jums reikia 2 kreivių. Taigi aš turiu vieną kreivę, aišku, nelabai įtėsi, bet tebūnie, ir turiu antrą kreivę. Na va. Ką jums reikėtų padaryti, tai visų pirma, jūs turite duomenis. Pasižiūrėkite, yra metai nuo praktiškai 0 iki 85. Tai mano patarimas šitas atkarpas susibraižyti kas 5 metai. Taigi, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, na ir va, prašau, 85. Tai štai turite vieną kreivę, ne kreivę, bet liniją, kurioje jūs atsidėjote metus. Toliau pažiūrėkime, ko reikės. Taigi jums reikės kairėje pusėje žymėti vyrus, o dešinėje reikės žymėti moteris. Taip, na šitą dalyką jūs, aš manau, tikrai sugebėsite padaryti. Toliau, jūs turite skaičius. Na ir pažiūrėkime, tarkim, ties vyrais. Aš matau, kad vyrų kažkurioj amžiaus grupėje yra mažiausiai, tarkime, 6023. Okay. Na, daugiausia vyrų yra praktiškai apie 24 tūkstančius. 24 tūkstančius, na aš suapvalintai parašysiu. Žiūrim, kiek yra moterų. Moterų mažiausiai matau 13 tūkstančių. Taip. Na, daugiausiai matau 26, praktiškai 27 tūkstančius. 27 tūkstančius. Kadangi mano kreivė yra gana trumpa, jūs, aišku, darysite ant milimetrinio popieriaus, tai aš patarčiau susižymėti, tarkime, kas kelis tūkstančius. Na, tai pabandykime pažiūrėti. Tarkime, jeigu mes nubrėžtumėm kas 5 tūkstančius, tarkime. Čia būtų 5, 10 tūkstančių, 15, 20. Na, jau labai, sakyčiau, gan per mažai neatsispindės pasiskirstimas. Tai mano patarimas vėlgi, tada skaičiuokite, žinote, nuo kiek skaičiuokite nuo 2000, tarkim, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000. Taip, tai jums reikės, aišku, šitą kreivę prailginti, tai tada bus 12, 14, 16, 18, 20 ir dar prailginkim 22, 24, 26, 28. Pabaikime, tarkim, 28 tūkstančiais. Ta patį lygiai viską padarykime ir su moterimis. Taip, na va. Na, tai aš parašysiu, kad čia yra tūkstančiai. Tūkstančiai. Viskas. Taip, turime amžių, turime pasiskirstimą skaičiais, tarkime, turime, kad nuo praktiškai iki 5, tarkime, metų, iki 1 yra 15 tūkstančių, na, tai tarkim, iki 5 metų yra 13 bei 14 tūkstančių, na, tai ką mes darome? Mes brėžiame tai 10, čia bus 12, 12, čia bus 14, taip. Na, ir mes paprasčiausiai 14 tūkstančių. Toliau žiūrime iki 10 amžiaus yra 14,5. Na, tai prašau 14
kažkur tai tiek grafikėlis bus išlindęs. Na, pas mane aišku labai jis negražus. Toliau 15, 18, jeigu čia 16, čia 18, vadinasi kažkur tai iki čia grafikėlis. Na va, ir tik tai nesumaišykite, tą patį padarysite su moterim. Taigi, sėkmės, aš manau, kad jūs šitą darbą tikrai padarysite. Kas neaišku, rašykite.